Pradėkime nuo to, kad reikia padėkoti sirgaliam, padėkoti vyram už atsidavimą, už kovą. Tai labai didžiulis ačiū vieniem ir kitiem. Jeigu žiūrint apie žaidimą, tai rungtynių planas, ypač pirmas kėlinys, ėjo pagal mūsų planą, tą, ką buvom suplanavę. Manau, buvom geriau pasiruošę varžovui ir varžovas žaidė ten, kur mes norėjom. Pavykdavo perimti kamuolius, kur norėjom, galbūt tranzicijose, kur turėdavom sužaisti geriau, ten truputėlis pritrūko, bet galiausiai po standartų įsimušėm įvartį. Manau, kad pirmą kėlinį tikrai žaidėm, tikrai kokybiškai. Antram kėlinį, sakyčiau, taip varžovas dėjo daugiau pastangų išlyginti rezultatą ir sakyčiau, varžovas kažkokiais momentais perėmė iniciatyvą, bet po to dar, sakykime, kaip gavom raudoną kortelę, tada jau teko pakoreguoti ir visiškai atidėjom varžovų iniciatyvą. Bet džiaugiuosi, kad pavyko tas sunkias minutės išlaikyti ir džiaugiamės pergalę. Dar kartą sveikinu vyrus. Kaip sakau, žaisti prieš Neptūną nėra lengva, tai didžiulė paspirtis mums toliau eiti į priekį.